Sveiki, šiame video parodysiu, kaip sukurti Google skaičiuoklės failą ir po to tą failą pateikti Google Classroom platformoje. Tai, kad sukurtume Google skaičiuoklės failą, mums pirmiausia reikia nueiti į Google diską. Tą galime padaryti prisijungę prie Google paskyros ir čia prie Google paslaugų pasirinkę diskas arba Google Drive, jeigu angliški nustatymai pas mus. Ir tuomet šiame diske mes jau galime kurti įvairius failus, tame tarpe ir skaičiuoklės. Tai rekomenduoju visiems šiam skyriui susikurti savo aplanką pirmiausia. Tai tą galit padaryti naujas aplankas. Galim pavadinti tiesiog skaičiuoklė. Skaičiuoklė. Sukurti. Ir dabar savo Google diske prie aplankų jau turim skaičiuoklės aplanką, galim jį atsidaryti 2 kartus spustelėję pelę. Ir šitoje vietoje mes galime susikurti daug įvairių failų, tame tarpe ir skaičiuoklės. Tai tą skaičiuoklės failą, kad sukurtume, spaudžiame naujas ir pasirenkam Google skaičiuoklės. Mums programa iš karto atidaro dokumentą ir kol dar nieko mes šitam dokumente nepadarėme, dar pačio failo Google mums nesukuria. Bet kai mes jį pavadinsime, tai pavyzdžiui, mano pirmasis skaičiuoklės failas. Spaudžiu Enter ir dabar matau mygtuką rašo išsaugoma ir kai jau išsaugo, atsiranda toks ženkliukas ir reiškia, jau yra failas sukurtas diske, mes galim nueiti į diską ir pasižiūrėti, štai taip atrodys mūsų tas failas. Ir jame galime dirbti su skaičiuoklės programa. Kai jau atliekame veiksmus ir norime savo rezultato pateikti Classroom platformoje, tai tą padaryti galime labai paprastai. Įsivaizduokim, kad čia yra mūsų Classroom užduotis, pateikta pažinti su skaičiuoklė ir dabar mes norim pateikti savo darbą. Tai spaudžiam pridėti arba sukurti ir pasirenkam Google diskas. Taip, kadangi skaičiuoklės failas yra Google diske, ne failas kompiuteryje, tai renkamės Google diskas. Beje, skaičiuoklės failą galima čia iš karto ir susikurti, tačiau tokiu atveju jis nukeliaus į tam skirtą vietą Google diske ir mums patiems tiesiog Google diske bus netaip patogu jį atrasti arba tvarkytis tuos failus savo Google diske. Tai aš rekomenduoju pirmiausia Google diske susikurti. Bet kuriuo atveju galima ir taip ir taip. Tai kadangi aš sukūriau pats Google diske aplankę skaičiuoklę, tai spaudžiu Google diskas ir Google programa man visą laiką siūlys naujausią failą. Tai vat naujausia, ką aš sukūriau diske, yra štai šis failas, mano pirmasis skaičiuoklės dokumentas. Ir aš galiu jį pažymėti ir įterpti. Jeigu būčiau seniau sukūręs šį failą ir čia jo nematyčiau šitam lanke, galėčiau pasirinkti mano diskas, susirasti jį diske, tiesiog va čia visi aplankai, skaičiuoklė ir lygiai taip pat randu šitą failą, pažymiu ir spaudžiu įterpti. Paspaudus įterpti, failas įsikelia, matom tenkančią juostelę ir kai jau failas įsikėlė, aktyvuojasi mygtukas pateikti, mes jį galime paspausti. Paklausti, ar tikrai norime pateikti, bus priedas mano pirmasis skaičiuoklės failas, spaudžiame pateikti ir mūsų skaičiuoklės failas yra pateiktas kaip užduoties sprendimas. Tiek šioje pamokoje ir iki kitų kartų.